Na, o šiandien pas mus svečiuojasi ir Martino duktė Elė. Papasakok, Elė, kaip tu nusiteikusi, galbūt kaip tau Lietuva, ar tu irgi pirmą kartą Lietuvoje? Yes, it is my first time. I'm so excited to be here. I don't really know much about Lithuania, but I hear bits and bobs about it. Taip, pirmą kartą esu Lietuvoje ir iš tikrųjų labai daug apie ją nežinau, bet vis nugirstu šį bei tą ir man tikrai čia yra smagu. Elė, sakyk, kada tu pradėjai kurti muziką, nes aš kaip suprantu, tu irgi kuri muziką. Did Dad say that? Ar mano tėtis sakė, kad aš taip pat rašau muziką? So, probably from a little girl, I've always sung. Taigi, tikriausiai nuo labai mažų dienų aš visada dainavau. And then, and I guess I play piano. Ir aš taip pat groju pianinu. And probably when I was about 12 years old, I started to write my own songs. Ir savo kūrybą, savo dainas pradėjau rašyti tikriausiai nuo kokių 12 metų. I would sit on the piano most evenings, just singing. Daugumą vakarų aš praleisdavau prie pianino. The majority of songs, like, they were rubbish. Aš tiesiog dainuodavau ir dauguma tų dainų buvo net nevykusios. But I just felt free and just see what came out of my mouth or see what my fingers played. Bet tiesiog jaučiausi laisvai ir norėjau matyti ir justi, kas eina, ką aš galiu sukurti savo rankomis ir kas sklinda iš mano lūpų. And then as Dad is a musician and a very talented songwriter. Ir kadangi mano tėvas yra muzikantas ir labai talentingas dainų kūrėjas, I would like bring ideas to him and be like, Dad, come sit here, listen to this. Is this good? Is this awful? Aš jam rodžiau savo darbus, kokių idėjų turėjau ir sakydavau, žiūrėk, paklausyk, ar tai skamba labai klaikiai, ar visai pakenčiama. And he would sit with me and kind of structure the song, or he would give ideas or kind of really encourage me in my songwriting. Ir jisai sėdėdavo šalia manęs, padėdavo man sukurti dainos struktūrą, duodavo man tikrai gerų patarimų ir tikrai labai puikiai mane padrasindavo. Elio, o sakyk, kada tu asmeniškai susitikai su Kristumi ir kokia tavo istorija? I was brought up in a Christian home. Taigi aš užaugau krikščioniškose namuose. And went to church every Sunday. Ir kiekvieną sekmadienį ėjau į bažnyčią. But I knew that I needed to find Jesus for myself. Bet žinojau, kad pati turiu surasti Jėzų. I can't rely on my parents' faith. Kad negaliu pasitikėti vien savo tėvų tikėjimu. So when I was about 13, me and my family went to Colombia. Taigi, kai man buvo apie 13 metų, mes su šeima nukeliavome į Kolumbiją. And Dad was leading at a conference there at a G12 church. Ir G12 bažnyčioje tėtis ten vedė, tai yra konferencija. And I remember standing to the side, just in the corner of the room. Ir atsimenu, kai tiesiog nuošalėje stovėjau kambario kampe. And I remember specifically praying and saying to God, if you're real, show me. Ir atsimenu, kaip tiksliai meldžiausi, Dieve, jei tu esi tikras, parodyk man. And then instantly I was filled with the Holy Spirit. My whole body shook. Ir tada mane labai stipriai užliejo šventoji dvasia, mano visas kūnas ėmė virpėti. And from that moment I knew that Jesus was real and loved me. Ir nuo to momento aš žinojau, kad Jėzus buvo tikras, kad jis yra tikras ir kad mane myli. And from that moment I've lived my life with Jesus right by my side. Ir nuo to momento aš gyvenu gyvenimą su Jėzumi šalia. Elė, kaip tai įtakoja tavo kūrybą? Tu kuri irgi krikščioniškas dainas ir mėgaujiesi to buvimu su Dievu. Ką tau reiškia? Ką tau reiškia kurti krikščionišką muziką ir dainas apie Kristų, apie Dievą? I've always thought about this and like, what is, how do I write a mainstream song, or like how would I start, writing that? But always when I write, it always comes back to God, and my thoughts and my feelings and my heart is always more in that direction where I want to, Ilgą laiką galvojau apie tai, kaip rašyti muziką, kuri patinka daugam ir
kaip rašyti muziką, kurioje vis vien yra Dievas, kaip rašyti populiarią muziką, kurioje yra Dievas. Ir stengiuosi, kad mano tikėjimas vestų mane šioje srityje. So I think my natural instinct to write is, inspiration or a conversation, a talk or a line of a song that makes me want to write. Manau, natūraliai mane įkvepia pokalbiai, kažkokios mintys, kurios veda mane apie tai kurti dainą. Eilė, žinau, kad šiandien tave išgirsime taip pat Siemens arenoje. Ellie, so I've heard that we'll hear you tonight in Siemens Arena as well. Yes. Tai ko gero tavo ne pirmas kartas? It's probably not your first time, is it? No, it's not. I've been traveling with Dad since maybe for like 2 years singing with him. Tai tikrai nėra pirmas mano kartas, aš jau apie 2 metus keliauju su tėvu ir su juo dainuoju. Noriu paprašyti, Elė, gal tu galėtum kažką palinkėti klausytojams ir tiems žmonėms, kurie šiandien ateis pasiklausyti koncerto, ką tu norėtum, kokią žinutę tu norėtum jiems perduoti šiandien? Well, I'd like to say I can't wait to party with you all this evening. Taigi tikrai noriu pasakyti, kad negaliu sulaukti, kada galėsiu švęsti šį vakarą su jumis. Yep. Make sure you bring as many friends, non-Christian or Christian. Ir tikrai atsiveskite visus draugus, kiek tik turit, nesvarbu ar tikintys jie ar ne. Don't be freaked out. Don't tell them that it's going to be all right and that we're just going to have a lot of fun. Ir neišsigąskite, pasakykite, kad viskas bus gerai ir tiesiog puikiai praleisime laiką. And get there early so we can all jump around together. Ir ateikite anksčiau, kad visi galėtume drauge pašokinėti. But also I just want to say that just be yourself as well and don't feel any pressure to be anyone else, but just come as you are tonight. Taip pat noriu pasakyti, būk savimi, nesijaus, kad turi būti kažkuo kitu, tiesiog ateik, koks esi ir pasidžiaukime kartu. Ačiū tau, geros kelionės, gerų koncertų ir aš tikiuosi, kad mes sulauksim daugiau tavo dainų. Gerai? So thank you so much. Have a really good luck, good trip, and I hope we'll hear more songs from you. Thank you. See you tonight. Woohoo! Ate, iki susitikimo.